dabar pabandom truputėlį tą tiesiog žingsnelį sukimuose. 1, 2, 3 ir patys apie save. Ir taip bandykite, kad čia būtų šita gyva. Jo, pabandom skaičią. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ir dabar į kitą pradžią pasisukam į vieną pusę gerai. Dabar į kitą pusę kažkokio prieitėlio. Gerai, dabar pabandom palikti poromis. Pabandom poromis. Ir sudėtingiausia, ko gero, kirtis į vieną ir į kitą pusę. Ne? Ir dabar čia šitai į baigti jau. Muzika! Kas nors panaudoja?
laiką žingsniai yra siauri, nelaksto galva aukštyn žemyn labai, žodžiu, viskas yra taip gana siaurai sukautai, nėra tų didelių žingsnių. Čia jau yra, negi kaime tada jau tokius vadina valsus, angliškas valsas arba dar kažkas. Nereikia paaiškinti, jeigu jisai sako, kad šokose turi liaudės šokius ir aš nedirbu vieną. Pasakyti skirtumą. У нас в деревне есть вот такая разговаривала с людьми. Они говорят, что мы танцуем, у нас нету широких шагов, у нас низко. Если есть такие широкие, есть специальное название. Они говорят как раз английский вальс, или как-то по-другому называют, но такие другие. Да, dar kitas valsas yra žingsninis. Labai paprastas valsas. Aš galvoju, if to translate another kind of waltz, not only turning waltz, but also when you make some steps, they call step waltz, if to translate. But there are many variants. Last year it seems I showed some variants. So, one variant is, for instance, viens ir du, viens ir du. Du kartus į vieną pusę ir paskui vieną. Viens ir du, viens ir du, viens ir du. Pabandom visi. Viens ir du, viens ir du, viens.
šitas 1, 2, 3, ne, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Arba toks būtų žingsninis visą laiką galima daryti pasivaikščiojimo dalį. Pasivaikščiojimo daryti. Kad aš pavyzdžiui būna 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Arba paskui galima ne tik pirmą daryti. Ta prasme, galima vaikščioti pirmyn, atgal ir suktis. Ir dabar pabandykite, žiūrėkit. Tiesiog pabandykit kiekvieną savo poroj ir pasivaikščioti. Tada mergina atbūra, vyras atbūra, padarykit su
Ir paskui mašina. Reikia pataikyti. 1, 2, 3, 1. Ir visą laiką reikia, kad jausti dešinė, kaip mano. Bet mes išmokom, žiūrėkime. Mes susikabinam taip. Abi dešinės. Ir dabar pabandom apsisukimą. Apsisukimą.